sergančio alkoholizmu, ar ne, ir sveikstančio pagal 12 žingsnių programą. Tai dar klausimėlis neprieštarauja, kad įrašysime tave šiandieną. A jūs mane įrašinėsit? Mes pats tave įrašinėsim. Tik tai garsą. Kokiais tikslais? Žinios skleidimo 5-osios tradicijos, siekiant padėti dar kenčiančiam alkoholikui. Gerai. Ačiū tau. Tai ką, tada iki be 15:08 turi laiko, ne, laikrodis prieš tave. Tai prašom gal. Labas vakaras, mano vardas Darius ir aš esu alkoholikas. Sėkmingai sveikstu nuo alkoholizmo jau metai, 10 mėnesių ir 15 dienų. Kai dalyvausiu savo istoriją, sakau ir dažniausiai prašau, kad atkreiptų dėmesį į žodį sėkmingai, nes mano manimu būtent tai yra svarbiau negu laiko kiekis, ar ne? Kiek tu laiko sveiksti nuo alkoholizmo. Svarbiausia yra, kaip tu sveiksti ir kokia tavo sveikimo kokybė, ar ne? Tai aš galiu šiai dienai drąsiai sakyti, kad aš sėkmingai sveikstu nuo alkoholizmo, nes mano gyvenimo kokybė per šitą trumpą laiką yra labai drastiškai pasikeitusi, labai gerą pusę, kaip jūs išgirsit turbūt iš mano pirmo žingsnio istorijos. Aiškiai matosi, kad man yra aišku, kad yra visiškai mano gyvenimas yra visiškai kitoks, negu buvo prieš tai. Tai tas toks pirmas žingsnis, ar ne, kurį reikėjo padaryti, tai pirmas žingsnis yra prisipažinti, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Tai nėra tai, kad kai jau būna paskutinioji tas dugnas ateiti grupį ir pasakyti, aš esu alkoholikas. Man teko susipažinti su savo ligos istorija, padedant kitam alkoholikui, nes mano galva ir protas visiškai sirgo dar net atėjus ir po to, kai aš jau buvau, daug dalykų aš negalėjau suprasti ir suvokti, ar ne, tai man reikėjo suprasti savo istoriją, savo ligos istoriją, ar ne, kuri prasidėjo nuo jaunų dienų, ne, aš neatsimenu, aš nepasakosiu apie tos palaižymus alkoholio po stalu, ar ne, bet tos įsimintiniausius, kai aš jau buvau gal paauglys, prisimenu, kaip nusipirkę su draugu porą butelių alaus, ar ne, mes jos bandėme išgerti, aš jų neįveikiau, įsipūtė pilvas, buvo neskanu, nejutau, kažkas galvoj pasikeitė, bet kad labai didelio kaifo aš nepajutau, ar ne? Antras toks įsimintinesnis iš paauglystės, tai kad nusipirkom mes su draugu padedami ten suaugusių porą butelių vyno, ar ne, to rašalo, taip vadinami, ir porą kilogramų bananų, čia taip mums galva susišvietė. Ir nuvarėm į padvalą, į tokią labai fainą vietą, ar ne, į padvalą išgerti tą vyną su tais bananais. Tai kai aš atsikėliau vemti jau iš tokios 2 aukštų lovos, pirmas aukštas buvo visiškai nuvemtas, smirdėjo vėmalais ir alkoholiu, ir jokio kaifo ir aš ten nepajaučiau ir nebuvo, kad ten būtų wow, ar ne, man tas alkoholis čia parodė kažką tai nuostabaus. Sukosi galva, vėmiau ir galvojau ir norėjau, kad visą tai kuo greičiau baigtųsi, ar ne, bet įdomus faktas tas, kad aš to vietoj nesustojau, mano protas neparodė, kad man reikia sustoti, ar ne. Aš atvirkščiai, kai dar ateinant iki programos, ar ne, mano galva rodė visiškai ką kitą, kad aš ten geriau kažkaip tos atrodo, užgerinėdavau ir aš nesu alkoholikas, ne, bet darant tą pirmą žingsnį, išrašinėjant, man buvo aišku, kad jau po tų bananų aš pradėjau imti jauti už ragų visiškai rimtai ir mane paauglį dažnai parneždavo namo visiškai gatavą, ar ne, vyresni draugai. Mano kompanija, draugų ratas labai staigiai kito ir keitėsi ir ne į labai gerą pusę, ar ne. Alkoholio man pradėjo nebeužtekti, aš į alkoholį jau vartojau permaišom su
narkotikais, ar ne, iki šiandien prisimenu tą stebuklingą mintį, jeigu yra, tai ypatingai klausosi paauglių, norėčiau pabrėžti, ta tokia gaji mintis, ar ne, kad žolė geriau už alkoholį, jinai neveikia. Jinai visiškai neveikia, nes tu pradedi dubliuoti dalykus, vartoti viską ir gal kurį laiką tu nejauti pagirių, bet anksčiau ar vėliau tu vartoji, jeigu esi alkoholikas, aš manau, tu pradedi vartoti viską. Taip sėkmingai vartodamas aš jau paauglys, dabar nepasakysiu kiek metų, bet aš atsidūriau Velyčionių spec mokykloje, ne? Tai iš to galima aiškiai susidaryti, nebuvau aš labai fainas vaikas, ar ne, ir tas gerišius. Į šokius aš neidavau šokti dažniausiai, aš būdavau toks girtas šokiuose, kad dažniausiai jie dėl mano girtumo ir mano kvailumo ir lygos arba sustodavo, arba mane iš ten išveždavo policijos pagalba, aš nebūdavau labai geras šokėjas, nesisekdavo man šokti labai gerai. Tai kai aš atsidūriau, pradėjau atsidūrinėti tose įstaigose, keistose, įdomiuose, mano galvoje nepasirodė, ar ne, kad aš turiu kažkokią problemą, ar ne, aš beprotiškai pykau ant visų aplinkui, į tėvų, nes jie auklėjo mane ne taip, ar ne, kaip aš norėjau, policijos, nes jie, nesakysim tų pavadinimų, ar ne, kaip aš juos vadindavau tais laikais anksčiau. Ir aš buvau pritvinęs pilnas pykčio ir nežinau, aš niekada blaiviai nemąstydavau, aš pykau ant visko ir visų, ko galėjau. Tai aš šiai dienai dėkoju, ar ne, už tai, kad aš atsidūriau tokiose įstaigose, tik nieko man šiai dienai ir nelieka, nes aš esu dėkingas už tai, kad aš gyvas, ar ne, aš matyt, tokiu būdu buvau labai gerai pasaugotas, nes jeigu aš būčiau gyvenęs toliau ir nebūčiau daręs tų pertraukų priverstinių, ar ne, tai greičiausiai aš čia nekalbėčiau šiandien, visiškai. Tai mano paauglystė baigėsi spec mokykloje, ar ne, ilgai netrukęs aš atsidūriau jau ir kalėjime. 20 metų man buvo, man atrodo, berods. Ar 19, ar ne. Ir ten man nesusišvietė, kad aš kažkokių problemų turiu. Aš atrodo, mano galva man rodė, kad aš gyvenu visiškai normalų gyvenimą, fainą ir taip ir turi būti, ar ne. Ir aš esu visiškas didvyris, nes nežinau, taip filmuose rodė, tokias knygas skaičiau, taip Donas Karleonė gyveno, man taip atrodė. Ir aš toks panašus turbūt galvojau, kad buvau, ar ne. Tai įsivaizduokit, ar ne? Tai mano tas gyvenimėlis nebuvo fainas. Ačiū Dievui, kad aš tas įstaigas praėjęs, ar ne, aš kažkaip po kalėjimų man susidėliojo taip, kad aš nenurimau, aš nebuvau ir po to labai ramus žmogus, aš toliau blūdijau, gėriau, tik aš gal atsirinkdavau jau gėrimus, supratau, kad finansinius aspektus, kad reikia pinigų turėti šiam pasauliui, norint gerti, ar ne. Gal ir narkotikus jau pradėjau rinktis ne tos, kurie, ar ne, tokie, kurios jau galėjau vadinti atseit ne narkotikais, ar ne, kurie mane daugiau linksmindavo negu žudydavo, bet žudydavo visi. Tai po to mano gyvenimas sukosi į kitą kryptimį, ar ne, ir aš gal pradėjau rimti, atsirado darbas, keitėsi vėl žmonių ratas, keitėsi kompanijos, pradėjau bandyti kurti santykius, bet žmogus, kuris vartojantis alkoholį ir kitas medžiagas, aš labai mėgdavau vartoti dar ir žmonės, ar ne, tai man santykius sukurti buvo misija neįmanoma, nes aš vartodavau visas moteris, kuris galėdavau, savindavausi ir per savo alkoholio vartojimą aš bet ką pavirsdavau į griuvėsius. Viską, prie ko aš prisiliesdavau, faktiškai griūdavo ir žūdavo. Aš gebėdavau statyti kažką gal ilgiausiai metus, 2, su tarpiniais užgerimais, kur man kartais dar žmonės atleisdavo ir galvodavo, tikėdavo ir įtikėdavo, kad aš dar pasitaisysiu, bet ilgiau tai nesitęsdavo, ar ne?
beprotiški gerimai, niekada niekas nežinodavo, kada aš užgersiu, niekada niekas nežinodavo, kai aš užgersiu, tiksliau visi žinodavo, kuom baigsis mano gerimai, tik aš vienas vis naiviai galvodavau, kad jie gal kažkokie bus kitokie, ar ne, kažkada. Iš tokių įsimintesnių, ar ne, už ką šiai dienai dėkoju, tai kai aš girtas lėkiau, bėgau nuo policijos su mašina, verčiausi per priekį, šalia sėdintis draugas išgyveno ir 10 minučių prieš iki avarijos, į kiemą, į kurį aš įskridau, žaidė vaikai, ar ne, jų ten nebebuvo, kai mašina įlėkė, ar ne, tai šiai dienai aš esu labai dėkingas, dar aš buvau taip pasaugotas, kad aš už tai net nesėdau į kalėjimą, ne, išsisukau. Daug yra dalykų, gal aš tokių visų detalių neskelbsiu, bet berašant tą istoriją, tai aš po biškį supratau, kaip mano galvos sirgo, ar ne, kiek nesąmonę aš dariau, koks nenormalus aš buvau, ar ne, kaip mano įsivaizduojimai galvoj atrodė, o aš mąsčiau, kad aš esu visiškai fainas ir labai protingas žmogus. Man taip sėkmingai begeriant, ar ne, gimė dukra. Gimė dukra, tai vienas iš tų tokių įsimintiniausių mano dalykų, ar ne, aš prisimenu puikiai tą emociją ligoninėj, kai gimė dukra ir kaip aš jaudinausi, pilnas ašarų ir lyg tais turėtų būti didžiausias džiaugsmas. Nesunku turbūt atspėti, ką aš veikiau, ar ne, toliau. Aš buvau taip įpratęs, ar ne, jau keliems draugams buvo gimusios dukros ir sūnai, ar ne, tai mums reikėdavo gijos laistyti, ar ne. Aš tik nežinau, kad tų draugų, kai mes laistydavom draugų vaikus, tai jie kitą dieną važiuodavo į ligoninę, lankydavo savo vaikus, parsiveždavo savo žmonas, ar ne. Mano žmona parsivežė mano draugai. Tuo metu, dabar aš jas gal vadinu sugerovais, ne? Jie tokie pat buvo nuplyšę gal kaip ir aš, bet netgi jie turėjo daugiau empatijos ir suvokimo, ką tokiais gyvenimo momentais reikia daryti negu aš. Nes aš tą dieną valiausi pas draugą mašinai gale visiškai girtas. Ne? Taip aš laiščiau, ne, šią savo vaiko gimimo. Ir mano gyvenimas tęsiasi toliau. Aišku, tie santykiai netruko ilgai, jie turėjo iširti. Aš bandžiau kurti kitus, jie taip pat griuvo. Kai kartais man sekėsi, vieną kartą aš buvau nusprendęs negerti 9 mėnesius, man pasisekė 9 mėnesius negerti, bet kaip šiandien sakau, aš būčiau geriau geręs. Nes aš pyktis niekur nesitraukė, baimės irgi ne. Nuovargis, pervargęs, tai visa tai buvo, aš buvau alkoholikas, tik blaivas, niekas buvo visiškai tas pats, ar ne. Man labai sekėsi, vieną kartą man pasisekė, aš buvau prabandęs gerti mažiau, ar ne, gerti įvairius gėrimus, aš kūriau dar vienus santykius ir juose visai neblogai man sekėsi išgyventi, bet tik 3 metus, ar ne, kai aš geriau labai saikingai, tenai atsargiai vartojau ir buvau įtikėjęs, kad alkoholis jau nebėra mano kliūtis gyvenime, ar ne, aš galėjau išgerti kokteilį vakare, ten savaitgalį, gal butelį, ar ne, kompanijoje, svečiuose ir visiškai ramiai nueiti miegoti, bet mano gyvenimas ir darbas nuvedė mane į Amsterdamą, kur ilgai netrukus sugriūti ir šitie visi santykiai. Ir viskas, ką aš buvau pastatęs per 3 metus, griuvo per mėnesį laiko mano darbo ir karjeros Amsterdame. Vėliau aš labai sunkiai beparskrisdavau iš darbo namo, ar ne? Manęs laukdavo žmonės, tėvai, ir visi kiti ten draugai po truputį traukėsi. Aš gerdavau vienas, atsidurdavau keistose vietose, keistose šalyse su keistais žmonėm ir toks nesiplenčiant daugiau, aš galiu papasakoti, kaip aš daėjau iki to pirmo žingsnio, iki savo dugno, tai skrendant iš darbo namo buvo streikas, ar ne, man buvo pasiūlyta aviakompanijos
bilietai į traukinį, nuvažiuoti iki Paryžiaus ir skristi tą patį vakarą galėjau būti namuose, arba laukti 2 dienas viešbutį, kol prasidės reisai vėl tam tikrai, kad aš galėčiau gauti tos connectionus iki namų. Žinot, turbūt, kam pažįstama šita liga, visi žino tą momentą, kai jau man vis senai tai buvo, kai aš jau prieš keldamas pirmą taurelę žinodavau, kas man bus. Aš žinodavau, kad man bus labai negerai. Aš net nebijau to žodžio, aš galiu ir pasakyti, jisai nelabai skanus. Aš žinau, kad man bus pizda, iš tikrųjų. Sąžiningai aš tą žinojau, bet aš visada vis tiek lipdavau į tą traukinį. Ir tą dieną buvo neišimtis, aš pasirinkau viešbučius, nes aš žinojau, kad aš ten ramiai galėsiu pagerti. O Svinja Gres visada naidėjot, nesvarbu man buvo koks miestas, aš visuose turėdavau sabutilnikų, sugerovų, draugų, aš visko rasdavau, ko man reikėdavo, pakankamai daug, dideliais kiekiais. Taip sėkmingai aš pragėriau 15 dienų. Per tą 15 dienų aš aišku atsidūriau namuose, nepamenu net kaip, nepamenu kokiais būdais. Neatsimenu net kas dalyvavo tose 15 dienų. Aš atsimenu tik momentus, kaip aš nebegalėjau sustoti gerti. Aš gėriau Jägermeisterį kaip alų, ar ne, pasiskaninamas kokainu. Ir nežinau, koks kiekis buvo išgertas, sunku pasakyti, ar ne, aš galiu įsivaizduoti, nes atsimenu tik vieną momentą, kaip į parduotuvę nuėjęs, neberadau Jägerio lentynose, nors kai pradėjau ten kursuoti, jo buvo pilna. Aš įsivaizdavau, kad aš ten jį visą ir patvarkiau. Tai, kas mane atvedė čia, ar ne, aš pašokau iš lovos po tų 15 dienų ir aš supratau, kad aš nekvėpavau ir mano širdis neplakė. Aš nežinau, ar tai buvo iš tikrųjų, negaliu to garantuoti, bet man protas tai parodė. Kaip grinai, kaip filme, aš įkvėpiau oro ir supratau, kad aš buvau šiek tiek miręs. Ar ne? Jau tada žinodamas, atėjo tas toks vidinis įsitikinimas, kad aš daugiau niekada negersiu. Aš žinau, kad aš jau nebegersiu po tokio įvykio. Aš bandžiau galvoti, kad tai kažkokie tai athodai, ar narkotikai blogi, ar šnapstas netoks. Aš bandžiau raminti, bet po to sekė 4-5 dienos panikos atakų, ar ne, aš negalėjau miegoti, aš buvau pilnas baimių, kviečiausi greitasias, ko aš tik nedariau. Ir kažkokiu stebuklingu būdu, kažko vedamas, ar ne, aš pasiėmiau, aš supratau, kad reikia kažką daryti, aš pasiėmiau telefoną, susiradau A numerį, pasiskambinau kitam alkoholikui, buvau apgautas, nebijau to žodžio, nes mane taip gražiai kalbėjo, aš pasijutau, kad mane kviečia kažkas kaip į barą, ar ne, aš galvoju, reikia varyti. Aš ir atvariau ir nuo tos dienos gyvenimas pradėjo keistis. Jis nepradėjo keistis savaime, ar ne, tą pirmą dieną aš puikiai atsimenu ir visiškai svetimi žmonės mane priėmė, apkabino, aš supratau, kad ne vienas, aš grįžau namo, panikos atakos traukėsi. Aš ramiai išmiegojau kelias valandas, ar ne, ir aš supratau, kad tai yra kelias, ar ne, kur man reikia eiti. Pradėjau eiti į grupės, lankyti, gavau tą tokią palaimingą etapą, ar ne, aš jį vadinu demo versiją, tai turbūt daug kas žino ir mes kaip mums pažįstama kaip euforinis etapas, kokie 3 mėnesiai, atrodė, kad gyvenimas man šviečia tiesiog. Visom spalvom, aš labai džiaugiausi tuo, ką aš turiu, ar ne. Ir man, kas įdomiausia buvo, man tada atrodė, kaip faina, nieko daryti ir nereikia, ar ne, ateini į grupę ir vat, visas tas euforija, viskas taip puikiai, ar ne, žalioja, saulė šviečia, viskas nuostabu, gyvenimas veža, bet tai truko apie 3 mėnesius, paskui prasidėjo gyvenimas, ar ne, prasidėjo gyvenimas, reikėjo jį gyventi, o kaip gyventi blaivų gyvenimą aš visiškai nemokėjau. 40 metų gerdamas, aišku, neskaitant nuo gimimo, paėjęs į grupę 3 mėnesius, aš nemokėjau gyventi blaiviai, aš nežinojau, kaip gyventi blaiviai, nors atrodė, kad viskas gerai, ar ne.
keitėsi ir būsenos, iš euforinių reikėjo susidurti ir su problemom, ar ne, aišku, aš turėjau jau daug aplinkui angelų sargų ir grupė mane palaikė, ir žmonės mane palaikė, ir buvo viskas nuostabu, bet aš žinojau, kad man to neužtenka, man padėjo, aš bandžiau dar gydytis visokiom daliniam priemonėm, tai viena iš jų tokių terapiniai, pas psichologus kreipiausi iki ateinant į AA, ar ne, 6 metai terapijų. Man labai padėjo, iš tikrųjų man labai padėjo nurimti, suvokti ir šiai dienai aš naudoju daug psichologinių momentų, ar ne, atpažinti savo konkurencingumui, savo kažkokiems psichologiniams modeliams atskirti, ar ne, aš labai naudoju tą ir esu dėkingas psichologams, bet vieno, ko jie nedarė, tai jie negydė alkoholizmo. Mano alkoholizmo jie negydė, jie leido man ten meluoti ir aš ten puikiai slapščiausi ir melavau. Bet tie dalykai aš supratau atėjęs į A, kad man neužteks, kad bus maža, kad ta demo versija jinai atsitraukė ir mano būsenos keitėsi ir reikia kažką daryti, reikia kažko daugiau, ar ne, tai grupiai man pasakė, žingsnius mes skaitėm, aš dabar tą visą skaitinį, kurį mes skaitom pradžioje grupėje, aš vadinu instrukciją, ar ne, mes skaitėm instrukciją, bet mano serganti galva nesuprato nieko, kas ten skaitė. Dar mane net nervuodavo ta instrukcija, galvoju, kokią velnę jie ten skaito kiekvieną dieną. Kiek čia galim klausytis. tai supratau, kad ant sienos tie žingsniai kaba nebereikalo, kad skaitom nebereikalo ir aš pats nieko iš tikrųjų nesupratau, melagis esu, aš meluoju, nieko aš pats nepadariau, ar ne, buvo aukštesnės jėgos, buvo žmonės šalia, buvo angelai sargai, kurie mane atvedė. Ir aš pasiprašiau globos pas kitą alkoholiką, ar ne, ir mes pradėjom žingsniuoti, tai žingsniais, ar ne, mes pradėjom eiti, mano galva sirgo iki visą tą laiką, ar ne, aš pamenu puikiai, kaip pirmam susitikime, ar ne, aš pradėjau pasakoti kažkokius savo filosofinius, psichologinius dalykus, ir man buvo aiškiai pasakyta, tu dabar patraukėsi iš šono, klaupsimės ir melsimės, ar ne? tai man buvo tai nepriimta visiškai, nes aš nebuvau labai tikintis žmogus, ar ne? Ir taip mes kaip dabar sėkmingai prieinam prie to antro, trečio žingsnio, kur, kad suprasti tuos žingsnius, įsitikinome, kad galingesnė už mūsų pačius jėga gali gražinti mums sveiką mąstymą. Ir nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame globai, tai to žingsnius padedamas kito alkoholiko. Šiai dienai aš vadinu jos labai fainu etapu, ar ne, tokių dalykų, kurį reikia praeiti, ar ne, jeigu nesi tikintis žmogus, man reikėjo susidoroti labai daug su išankstiniam nuostatom, ar ne, su tokiais dalykais, kaip tai ne man, Dievo nėra ir visa tai yra sukurta kažkam, ar ne. Man reikėjo daryti mechaniškai, nes man taip sakė, ar ne, mechaniniu tikėjimu reikėjo patikėti, ar ne, nes man kitas alkoholikas sako, nori būti blaivas, tai ryte vakare klaupkis ir melskis. Reikėjo pereiti tą tokią dvejonę, ar čia man, ar aš čia noriu tą daryti, ar čia aš darius, ir visom abejonėm reikėjo visą tai praeiti, kaip aš čia dabar klaupiuosi kažkam, kas čia vyksta. Atėjo netgi, neslėpsiu, buvo momentas, kai aš galvojau, kad man visiškai čiuožis smegenis. Aš visiškai galvojau, kad man absoliučiai rauna paskutinį stogą, nes mano gyvenimas keitėsi taip greitai, kad aš nebespėjau gaudyti, ar ne, bet ačiū Dievui buvo žmogus, ar ne, kuriam aš galėjau paskambinti ir sakyti, ei, man biški plešia gegnės, ką daryti, tai niekas, sako, čia normalu, taip ir turi būti. Tai gerai, aš vienintelis, ko aš džiaugiuosi, kad kažkodėl man atėjo tas pasitikėjimas žmonėm, aš labai netikėdavau žmonėm niekada, o čia buvo kitaip, ar ne?
ir iš mechaninio, ir netikro tikėjimo, ar ne, iš suvokimo, kaip aš gyvenime buvau pasaugotas, jau 20-30 kartų aš turbūt turėjau būti negyvas ir čia nekalbėti, ar ne. Aš suvokiau, kad kažkas yra, ar ne, kažkas mane saugo ir kažkas gali galbūt ir padėti man susitvarkyti su tuo, ko aš pats negaliu padaryti. Tai tas tikėjimas, aišku, virto, keitėsi ir visaip jisai transformavosi. Juk alkoholikas, jisai sugeba tikėti ir savanaudiškai, ar ne, ir kai iš pradžio atėjo dėkingumas, ar ne, ir tas dėkingumas labai daug man davė, ar ne, aš kai supratau, kiek aš daug turiu ir kad aš turiu už ką dėkoti, aš kiekvieną dieną dėkoju ir dėkoju dabar. Paskui siekia, aišku, ir savanaudiški dalykai, ir noras jau reikalauti ir prašyti kažko, ar ne, ten duok man to, duok man ano, kai supratau, kad galiu kažko gauti, ar ne. Tai va taip, antras, trečias, šiai dienai aš gyvenu su Dievu, su aukštesnė jėga, visas tai yra gerai, bet toliau reikėjo eiti kitus žingsnius. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą. Tai čia reikėjo išsirašyti visus tuos dalykus, kurie trukdė man gyventi, ar ne? Tai pagrinde detaliai čia nieko neišvardinsi. Reikėjo suprasti, kad esi egoistas, esi pilnas baimių, pykčių ir kitų dalykų. Va ką padarė tas žingsnis. Ne? Prisipažinti Dievui savo ir kitam žmogui visą teisybę, savo paklydimus, tai čia aš tą padariau su savo globėju ir labai džiaugiuosi, nes tada man atrodo, man nušvito protas, ne? Kai aš pasakau savo istoriją. Čia pasakau gal kažkaip detalesnė. Šiaip ir taip žmogus turbūt žinojo jau iš to, kiek mes darbo buvom palikę, ar ne. Aš atsimenu, kaip jis pasakė vieną žodį, sako, tai tas toks parazitas, šliužas, kažkaip taip, ar ne. Ir aš nei truputį nesupykau ant žmogaus, nes tik tada man atsivėrė iš tikrųjų akis, kad blemba, aš nesu nei Donas Korleonė, nei kažkoks ypatingas, aš esu tarakonas. Mano gyvenimas buvo vertas to pavadinimo, nes aš buvau parazituojantis žmogus visuomeniai. Absoliučiai mano galva rodė vieną, ar ne, kad aš esu kažkoks ten ypatingas, o šiaip žmogus taikliai ir pasakė, ar ne, aš tik galvojau, kad aš kažkoks čia ypatingas, ar ne, buvau egoistas, visiškas savanaudis toje vietoje, daug metų. Tai tas žingsnis man padėjo suvokti, ar ne, kas aš iš tikrųjų, koks aš esu. Būdo trūkumus, jo, jų ir dabar yra, išsirašėm, susidėliojau, ir šiai dienai dar prašau, kad jie būtų pašalinti. Puikiai, galiu pasakyti, neblogai sekasi. Patenkinimai sekasi, galiu pasakyti. Sutvarkytis ypatingai su baimėm ir pykčiais, ar ne, šiai dienai aš jos atpažįstu labai greitai, žinau, ką daryti. Ir man dėl pykčio ir dėl baimės nereikia eiti gerti visiškai, absoliučiai. Aš neturiu tokio potraukio iš pykčio prisigerti, ar iš džiaugsmo, ar iš baimės. Nežinočiau, ką daryti ir eičiau gerti, man to daryti nereikia. Tai 5, 6, ane, sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėm ir pasiryžome skriaudas. Aš sudariau sąrašą, ar ne, ir 9 yra, kur galėdami asmeniškai atitaisėme skriaudas. Aš sudariau sąrašą ir tas skriaudas atitaisiau tiek, kiek galėjau, ar ne. Ir šiai dienai yra užsilikusių ir matyt, net nėra užsilikusių, šiai dienai net atsiranda. Aš esu suvedamas su žmonėms, su kuriais vis atsimenė, ar ne, kad ir tą buvau pridirbęs, bet žinau, ką daryti, aš trumpai šnektelį ir sako, ne, viskas čia okei. 11 mano yra labai paprastas, ryte ir vakare, kaip mane ir išmokė kitas alkoholikas, aš pasimeldžiu, padėkoju, paskaitau skaitinius, vakare dėkingumas. tą darau kiekvieną dieną, be to gyventi savo gyvenimo nebeįsivaizduoju, ar ne, aš nemoku ryte atsikelti ir
nepadėkoti už tai, kad aš atsikėliau ir už tai, kad aš blaivas. Aš to tiesiog nebemoku, ar ne, aš neįsivaizduoju. Mano diena nebeprasideda be šito dėkingumo, ar ne. Taip pat kaip ir vakaras, ar ne. Aš kiekvieną dieną dėkoju už tai, ką turiu, aš dėkoju už grupės. Ir čia prasidėjo dar ir mano sveikimas, turbūt, kai aš prie savo dėkingumo AA sveikimo programai, aš visada dabar kiekvieną dieną prašau, kad mano sveikimas būtų naudingas ir kitam. Ir aš manau, kad šitoje vietoje prasidėjo mano tikrasis ir geriausias veikimas, nes taip sudėliota programa, kad iš tokio savanaudžio egoizmo aš pradėjau galvoti apie kitus žmonės. To aš nedariau niekada gyvenime. Aš galiu jums sąžiningai pasakyti, aš galvodavau apie kitus žmonės tik tada, kai man iš jų reikėdavo naudos. Šiai dienai aš kiekvieną dieną prašau, kad mano sveikimas būtų naudingas kitiems. Ir 12, kaip jūs ir matote, aš stengiuosi daryti visada ir visur, kiek tik galiu, kaip ir kalbėdama šiandieną ir padėdamas kitiems alkoholikams, taip kaip man padėjo. Niekada neatsisakau padėti. 12 man yra ne tik pagalba kitam alkoholikui, 12 žingsnis man yra aplamai mąstymas ir pagalba kitam žmogui, kai to reikia, kai to manęs paprašo. Negelbėjimas kitų žmonių, kaip aš anksčiau puldavau, įsiveldavau visokias istorijas, prašė, neprašė, aš čia, kad būtų reikalingas, gelbėdavau ten ir vienus, ir kitus, ir įsivaizduodavau, kad aš čia labai kažkam padedu, iš tikrųjų priveldavau dar daugiau bėdų. Bet šiai dienai, kai aš matau, kad reikia pagalbos kitam žmogui, ar kai manęs prašo, aš stengiuosi neatsisakyti, o ypatingai, jeigu to reikia kitam alkoholikui. Tai turbūt gal tiek mano istorijos. Ačiū, kad paklausėt, ačiū, kad blaivas, ačiū, kad su jumis ir ačiū už galimybę atlikti 12 žingsnį. Ačiū tau. Ačiū Dariui už pasidalinimą.